Gegužės 8-10 dienomis Plungės jaunimo organizacija Krantas prieš pradėdami naują projektą Be kampų susirengė savo apmokymus. Pirmąją dieną vyko komandos formavimo užduotis bei ledus laužantys užsiėmimai. Antrąją dieną rimtai kibome į darbą. Mūsų aplankė Kobros LT reporterė Inga Lebrikaitė, kurie energingai ir vaizdingai rodė reportažų kūrimo taisyklės. Iš tikrųjų, dabar dar vienas kyla klausimas, kur turi žiūrėti pašnekovas. Nes žmonės galvoja, sako, o man žiūrėti, sako, čia, kad, į objektyvą, kad akis būtų tiesiai, ar man čia jūs žiūrėti, jisai pasimeta, nebežino, ar į kamerą žiūrėti, ar į mane. Tai taisyklingiausia ir pagal visas taisyklės televizijos yra tai, kad pašnekovas neturi žiūrėti kamerą, jisai turi žiūrėti į žurnalistą, tai yra nuo kameros 3/4 atstumas. Tai yra, tu turi žiūrėti mane, kai aš tavęs klausiu, o ne į kamerą, kas yra filmuojamas. Nežinau, man iš tikrųjų patiko, smagų žmonės, klausė manęs visą tą laiką, aš ganėtinai ilgai kamantinėjau, dėsčiau teorijas, rodžiau reportažus. Nežinau, man smagu, man patiko. Palinkėčiau iš tikrųjų, kad visą tai, ką aš šiandien jums papasakau, kad tai nenueitų švariai ant uodegos, kad iš tikrųjų jūs šio bei to pasimokytumėt, kad tai būtų jums naudinga ir visas šitas laikas, kurį mes praleidom kartu, būtų bergždžias. Palinkėčiau, kad visas jūsų projektas išsipildytų, jis būtų įgyvendintas, kad jūs iš tikrųjų išleistumėte tuos laikraštukus, kad jūsų padaryti reportažai, juose nebūtų daug klaidų grubių, kad jie būtų iš tikrųjų smagus, linksmi, įdomus, kad žmonės jie žiūrėtų, kad komentuotų. Tai va to jums ir palinkėčiau. Vėliau studentės Eglė ir Justė supažindino mus su žurnalistikos pagrindais. Protezai. Ir todėl apsimėjau, kad iškris. Well, it's been a long time now since I've seen you smile.